1946 m. kovo pabaigoje Kaunas sukrėtė didžiausią 20 amžiaus stichinę nelaimę Lietuvoje – lokalus, tačiau galingas potvynis. Dėl susidariusios milžiniškos ledo sangrūdos vanduo apsėmė Kauno miestą ir apylinkes. Senamiesčio vandens matavimo stotyje pasiektas rekordinis vandens lygis. Teigiama nuskendo daugiau kaip 100 žmonių, nors realus aukų skaičius galėjo būti didesnis. Buvo nuplautos gyventojų trobos, upėje ant ledo lyčių plaukė išsigandę žmonės, šunys su būdomis. Jiems gelbėti mestos virvės nuo tiltų, tačiau stichija buvo stipresnė. Apie didįjį Kauno potvynį sovietmečiu mažai kur skelbta, bandyta nuslėpti katastrofą. Vaizdai nufilmuoti iš praplaukiančio katerio. Įamžintos ledo lytys Nemune, išlaužyti medžiai, išversti telegrafo stulpai, apgriauti namai.